Dabar kviečiame pasidomėti, kokie nauji kelio ženklai statomi mieste. Tiek miestelėnai, tiek apsilankantys Kupiškyje miesto svečiai jau gali pastebėti, kad atsiranda kelio ženklai žymintys gatvių kryptį. Šie ženklai statomi pagal rajono savivaldybės laimėtą Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programos lėšomis dalinai finansuojamą projektą Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje, sutrumpintai Trafik. Ženklus stato uždarosios akcinės bendrovės Kupiškio komunalininkas darbuotojai. Mes dalyvavom savivaldybės paskelbtame konkurse arba apklausoje, kaip dabar vadinasi, tiem darbam atlikti, tų gatvių pavadinimų. Čia gal ne gatvių pavadinimų lentelė, šį yra kelio ženklai, nurodantis gatvių kryptis artimiausioje sankryžoje, taip vadintis. Kupiškėnam tai gal čia netiek svarbu, turbūt visi žino tos ženklus, tas gatves, kurios yra ir kur, bet, sakysim, atvykusiam žmonėm į Kupiškio miestą, tai gana sudėtinga orientuotis. Yra žinoma tos schemas miestą, visa kita, bet, sakysim, važiuojant gatvę, aš manau, kad patogus dalykas bus, bet kam. Tuo labiau, kad tokie dalykai pastaruoju metu turbūt jau kokie 3 ar 4 metai ar 5, kaip vyksta visoje Lietuvoje. Turbūt visi pastebėjo, gal nuo didžiųjų miestų prasidėjo, ten jie, aišku, pinigų visada turi, o tolyn ir visi aplinkiniai jau prieš metus kitus įsirengė, atėjo eilė ir Kupiškiai, tokie dalykai. Tai dabar tas darbas, o ženklų tokių susidaro, dabar tiksliai neprisimenu, jeigu reikia tiksliai, bet atrodo 260 kažkas keli tie ženklai. Projekto šito kaina vertė yra ne visai 120 000 litų. Atlikti tos darbus reikia per 3 mėnesius nuo konkurso pasirašymo sutarties iki lapkričio pradžios, 4 dienos. Tai mes planuojam. tą visą, žinoma, neplanuojam, turim, privalom padaryti ir planuojam padaryti kažkur spalio pabaigoje. Darbas ganėtinai toks, kaip pasakius, imlus, todėl kad, tai ne tai, kad atvažiavai ir padarė. Reikia pasiruošti tą ženklą, reikia atsipjauti reikiamą ilgio, reiškia, atramą pasiruošti, kad jinai būtų, prisisukti tą ženklą vieną ar kitą, kokį reikia, atsirinkti jį ten iš didžiulės, kaip sako, didžiulio kiekio. Ir eiti ir dėti juos, statyti, kasti duobę, įdėti tą ženklą, užbetonuoti, kaip ir bet kokį kelio ženklą. Įgyvendinus projektą pusė savivaldybės piniginio įnašo galės būti grąžinta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tačiau darbai vyksta ne kasdien, kadangi tie patys darbuotojai turi atlikti ir kitus pavedimus. Įmonė yra tarnyba, kuri taip ir vadinasi infrastruktūros priežiūros tarnyba, kuri, reiškia, kuruoja visą miesto ūkį, vadinkim taip. Čia įeina ir kelio ženklai, ir visokie, bet kas. Viskas, kas susijęs su savivaldybės užsakymu miesto tvarkymo darbuose. Tai, žinoma, mes žmonių, reiškia, ribotas kiekis. Čia bet kam tokio darbo nepavesi. Dirba žmonės tie, kurie žino, susipažinę su tuo reikalu. Todėl, reiškia, jie, aišku, turi pasivat, kaip aš ir sakiau, kad iš pradžių pasiruošti kažkur į tai, sakysim, ar tai gatvės gabalą, ar visą gatvę pasiruošti tos ženklus, tada važiuoti kažkuria dieną statyti, kitą dieną vėl ten. Vienu žodžiu, tokie tęstiniai darbai. Jie, aišku, nestovi specialiai, jie vykdomi, bet, sakysim, šiandien jūs nerasit mieste dirbančių tą darbą, būtent žmonių. Jie šiandien dirba kitoje vietoje. Bet ateityje, sakysim, nuo pirmadienio, jeigu tik tai nelis, orai leis, kaip sakant, ar kas, tai galėsit bet kurią dieną, turbūt kokią antradienį ar kada jos rasti. Bet jau matosi, kad tie darbai vyksta ir nes, sutartis pasirašyta buvo rugpjūčio pradžioje ir mes tada užsakėm tuos visus ženklus, jos per ten 2-3 savaitės pagamino, faktiškai rugpjūčio pabaigoje mes jas atsivežėm. Ir praėjo kiek čia dabar turbūt 2 savaitę turbūt eina, kaip mes pradėjom, tai jau kiek mes šitų gatvių galim paskaičiuoti, bet, žinoma, jos netokios didelės, bet dabar kaip tik
įstrigę ties Gedimino gatve. Na, įstrigę gal negalima sakyti, padarysim ir ją, bet na, ten jau, žinot, gatvė pati ilgiausia mieste ir sankryžų daug, todėl tų ženklų nemažai. Be to, kad projekto Trafik įgyvendinimo metu ketinama įrengti gatvių nuorodas visame Kupiškio mieste, dar ruošiamasi parengti Kupiškio miesto krantinės ir Purėno gatvių rekonstrukcijos techninį projektą, dviračių takų įrengimo šalia Panevėžio krantinės Purėno technikos ir Krasnavos gatvių techninį projektą bei organizuoti įvairias eismo saugumo gerinimo priemones.